mes išmokom sukurti vieną vartotoją. O kaip sukurti daugiau vartotojų? Tarkim, turim 100 mokytojų ir 100 mokytojų reikia sukurti vartotojus Moodle sistemoje. Vienas iš variantų yra taip, rankiniu būdu, kiekvieną kartą suvedinėti tos duomenys, kuriuos mes jau suvedinėjom. Kitas dalykas yra pasidaryti prieš tai failą ir jame surašus tam tikrus duomenys į Moodle sistemą importuoti. Failą reikia pavadinti plėtiniu CSV ir jis turi atrodyti šitaip. Vartotojo vardas, elektroninis paštas, vardas, pavardė, slaptažodis ir šalis. Tai atsakykim, čia aš ir taip ir surašiau 3 pavyzdžius. Mokytojas 1, mokytoja 1, pedagogas 1 ir vardai ir standartiniai slaptažodžiai. Tai dabar pabandysim importuoti. Spaudžiam svetainės administravimas, vartotojai ir matom upload users. Taip, siūlo pasirinkti bylą. Taip. Spaudžiam upload a file, kad galėtumėm įkelti bylą į serverį. Mūsų byla open. Ir tada spaudžiam upload users. Ir matom mūsų suvesta informacija, vartotojo vardas, mokytojas 1, mokytojo 1, pedagogas 1, su tokiais elektroninio pašto adresais, vardais, pavardėmis, slaptažodžiais ir šalimi sėkmingai susiimportavo grupę. Ir arba miestą galim nurodyti Šiauliai ar Telšiai pagal situaciją ir dar kartelį upload users.